Uždaroji akcinė bendrovė Autochemija, kur bevyktum. Ruošiantis ilgai kelioniai, verta pasirūpinti ne tik šeima, bet ir automobiliu. Papasakosime apie keletą dalykėlių, kuriuos pravartu turėti automobilyje lengvai prieinamoje vietoje. Žinoma, pirmiausiai tai veikiantis gesintuvas, dar galiojanti vaistinėlė ir sveikas avarinis ženklas. Jau draudžiama ne tik leistis į kelionę, bet paprasčiausiai važinėti gatvėmis. Tačiau prie šių daiktų patariame turėti dar kelis papildomus. Ko gero pats nemaloniausias dalykas, kuris gali nutikti kelionėje, žinoma be avarijos, tai prakiuręs ratas. Ypač jeigu jūs keliaujate su pilna bagažinė daiktų, o atsarginis ratas lepiasi giliai ir prieiti prie jo itin nepatogu. Į tolimą kelionę išsiruošus, šiaip labai rekomenduočiau su savim turėti padangų sandariklį, aerozolinį, kuris pradūrus padangą, su jo pagalba galima ją pripūsti ir nereikės keisti atsarginių ratų ir jūs toliau sėkmingai pratęsit savo kelionę. Šią priemonę naudoti paprasta. Tai reikia balionėlį gerai suplakti ir jo žarnelę prijungti prie padangos ventilio ir paspaudus mygtuką išleisti turinį į prakiurusią padangą. Tai padarius, reikėtų bent 3 km važiuoti nedideliu greičiu, kol hermetikas užpildys skylę ir tolygiai pasiskirstys padangos viduje. Pasiekus pirmąją degalinę, patartina padangą pripūsti iki tinkamo slėgio ir viskas. Galite drąsiai tęsti kelionę. Dar vienas nemalonus dalykas kelionėje – tai uodai. Ypač jeigu planuojate keliauti ir tamsiu paros metu. Kartais jų prilimpa tiek, kad nei per langą nesimato, nei žibintai šviečia. Nepadeda net langų skystis. Tokia priemonė naudojama labai paprastai. Tai reikia užpurkšti ant žibintų, priekinio automobilio stiklo ar veidrodėlių ir palaukti apie minutę. Tuomet vabzdžių liekanas lengvai galima nuvalyti paprasta popierinė servetėle ar skudurėliu. Neblogai būtų turėti ir langų plovimo skysčio, juk užsienyje jis gerokai brangesnis. Tačiau nebūtina vežtis 10 litrų bako. Naudokite koncentratą. Iš 1 litro koncentrato lengvai galima pasidaryti net 20 litrų langų plovimo skysčio. Ir nepatarėme vietoj langų plovimo skysčio pilti indų ploviklius. Jie labai gausiai putoja, todėl yra pavojus, kad nuo putų užsiterš langų apipurškimo siurbliukas. Kai kuriais atvejais jis net sugenda. Žinoma, kelionės metu automobilis nuvažiuoja nemažą atstumą ir ne pačiu lengviausiu režimu. Tai kalnus rekomenduoju pasimti tą alyvą, kurią jūs pilate į savo automobilį, kadangi variklis dirba su didesnė apkrova, ypatingai kalnuose, išdeginama daugiau alyvos ir jos reikia laikas nuo laiko dapilti. Pasimti galima nedidelį kiekį, maždaug 1 litro alyvos turėtų pakakti keliaujant kalnuotose vietovėse. Ir dar vienas paprastas, bet labai pravartus dalykėlis, tai įvairių lempučių rinkinys. Jų galite rasti įvairiausių, tad įsirinkite tinkamą savo automobiliui. Užsienio šalyse, kai kuriuose, pavyzdžiui, kaip Lenkija, policininkai labai griežtai žiūri į perdegusią lemputę ir jūs kelionės negalėsite tęsti tol, kol jos nepasikeis. Aišku, niekam nelinkėčiau, bet jeigu jūsų automobilis suges jum nepataisomai, o prireiktų specialistų pagalbos, tai kelioniai buksyrinis lynas visada vertas aukso. Jeigu neduok die prireiks pasikrapštyti prie automobilio, neabejotinai įsitepsite, todėl pravers drėgnos servetėlės rankoms valyti. Kokie nešvarumai bebūtų ant jūsų rankų, jums tikrai neprireiks ieškoti vandens, visada nusivalysit švariai ir galėsit tęsti savo kelionę. Naudotis paprasta. Smarkiai trinant jos pašalina nešvarumus. Pasinaudojus tai reikia palaukti, kol nudžius rankos. Norėčiau pasiūlyti su savim papildomai vežiotis langų valiklį, nes jeigu jūs ten važiavot kažkur tai dulkėtais keliais, užsineša galinis langas ir pablogėjo matomumas, tai ar tai būtų servetėlės, ar tai būtų purškiamas kažkoks tai skystis langų valiklis, jis jums kelionėje visada pravers. Esant didesniems nešvarumams, reikėtų naudoti ne vieną, tačiau kelias servetėles iškart. Pirmojo bandymu nuvalykite nuo stiklo didžiausius nešvarumus, o vėliau pasiėmę keletą naujų servetėlių, tiesiog nublizginkite paviršių. Uždaroji akcinė bendrovė Autochemija, kur bevyktum.